Žinot, yra kelias, kuriuo einant, tu negali apsimesti, tiesiog nebegali apsimesti, kad negirdi savęs. Ir jis nėra apie greitą laimę, nėra apie pozityvumą ir dar vieną bandymą tapti geresnę savo versiją. Ne, tai ne apie tai. Tai kelias, kai susitinki su savo tikruoju aš, su savo vidiniam baimėm, su savo žaizdom, tyla ir tuo senai užspaustu balsu. Ir šitie mokymai, jie nėra lengvi. Ir sakyčiau, ne kiekvienam jų reikia. Nes kai išgirsti savo vidų, kelio atgal į savo seną gyvenimo būdą praktiškai nebėra. Tai jeigu jauti, kad esi pasiruošęs, prisijunk. O jeigu yra nors kokia abejonė, galbūt dar ne laikas. Nes tiesiog bus labai, labai sunku.